Labą dieną, noriu pratęsti teorinės paskaitos, būtent sprendimo priėmimo esant rizikos ir neapibrėžtumo situacijose modeliai temą. Ir mes kaip tik praeitoje paskaitoje kalbėjome apie vizualinę informaciją, kaip jinai yra analizuojama, kokie tie procesai, mechanizmai vyksta ir pasižiūrėjome kaip pavyzdžius tam tikrus video, kaip žvilgsnio sekimo rezultatai, kokie yra gaunami, būtent Coca-Cola pavyzdys. Ėmėme filmo apie būtent filmo anonsą ir aš rezumavau, kad vis dėlto kaip tas žmogus atsimena, priklauso kokią sensorinę informaciją gauna. Lygtais dabar mes kalbam apie vizualinę informaciją ir jeigu aš tik tai perskaičiau, tai aš atsimenu labai mažai. Jeigu aš pamačiau, būtent kada jau tas mano vizualinė informacija yra gerokai didesnė, reiškia, perskaičiau taip pats, kaip įsivaizdavau, ar ne, tai kokią aš turiu vaizduotę, ką aš perskaičiau, kaip aš pats vaizdiniu susikūriau, tą tokią informaciją taip ir supratau. Bet jeigu aš pamačiau, tai būtent vaizdinė informacija, galbūt kaip mes ir matėme filmo anonse, besikeičianti informacija, ar ne, ir dar jeigu filmo anonse, ten kaip ir aš jau minėjau, yra garsas, tai aš atsimenu gerokai daugiau, ar ne, tai būtų jau čia mano trečiasis lygis, jeigu vaizdas su garsu siejasi. Jeigu pats pasakoju, ar ne, ir netgi pats kuriu, parašau, tai mano atsiminimo lygis dar yra aukštesnis. Ir jeigu pats, sukuriu, pristatau ir aš tai esu to kūrinio, vis dėlto savininkas, autorius, tai žinoma, aš tai daugiausiai galiu atsiminti ir geriausiai išmanau būtent tą dalį. Taigi, kaip čia vyksta ir kalbėkime toliau, ta vizualinė informacija, kodėl būtent ne viską aš ir atsimenu. Mes tam pačioj pirmoji paskaitoj šioje tematikoje ir kalbėjom, kad tie sprendimo priėmimai labai dažnai ir būtent ta pati informacija, skirtingi žmonės atsimena tą informaciją. Tai sakykime, labai paprastai yra tokia teorija kaip selektyvaus dėmesio teorija. Pavyzdžiui, rodau aš jums dabar paveikslėlį ir mano klausimas būtų, ką matote šitam paveikslėlį. Kelios tos mano sekundės ir pati pirmoji mintis, ką pamačiau šiame paveikslėlį. Tai greičiausiai kažkas sakys, kad matau gražų saulėlydį, ar ne, gražus dangus, gražus saulėlydis. Kažkas sakys, matau krūmą esantį dešinėje. Galbūt kažkas sakys, matau būtent žolę, kuri va čia pat yra. Galbūt matau viduryje esantį kažkokį tai stulpą medinį. Taip, tai va ta pirmoji mintis, va tas selektyvusis dėmesys, kur mano dėmesį selektyviai mano akis fokusavo, ar ne, ką aš pamačiau. Tai lygtais vaizdas yra vienas bendras, bet jeigu mes vėlgi taip grupėje paklausinėtume, ką pamatėte pirmiausia, tas matymas dėka tokios selektyvaus dėmesio teorijos yra visiškai skirtingas. Ir kodėl mes taip reaguojame? Todėl, kad vienareikšmiškai informacijos yra labai daug ir mūsų ta tinklainė, akies tinklainė tiesiog negeba apdoroti didelio kiekio tos informacijos vienu metu, ar ne? Todėl mes pasirinktinai kažką ignoruojame, o reaguojame į tik tai vieną kažkokį tai dalyką, pasirinktą dalyką, ar ne? Ir galbūt kartais galime žiūrėti tik į tam tikrą objektą, bet mūsų mintis vėlgi bus visiškai visai kitur, ar ne? Aš netgi selektyviai žiūriu kažkokį tai asmenį, bet galvoju visai apie kitus dalykus. Tai dar kartelį, aplinka, kuris supa mus, labai stipriai keičia ir nulemia, koks tas mūsų sprendimas bus priimtas, ar ne? Tai va ta sensorinė informacija iš aplinkos atkeliaujanti mūsų sprendimą gali labai stipriai paveikti. Dar yra dėmesio kaip prožektoriaus teorija, tai čia regėjimo laukai yra aiškus kažkoks tai objektas, ar ne? Tai reiškia, kaip prožektorius apšviečia tik tam tikrą kažkokią tai dalį, ar ne, kažkokią tai dalį
erdvėje informacijos yra labai daug, bet būtent tik tai tam tikras plotas yra žibintoje apšviečiamas, kaip pavyzdys, matot, paveikslėlėje apimtas. Ir būtent vėlgi čia tas selektyvi ta teorija, reiškia, na, dėl dėmesio prožektoriaus teorijos, na, informacija tik tokia yra parenkama. Vėlgi, pavyzdžiui, duodu pavyzdį ir mano prašymas yra rask mėlyną raidę, ne, paveikslėlėje, kur matysite. Žinoma, klausimas turbūt, kokia ta mėlyna raidė. Aš sakau mėlyna, jūs sakytumėt, aš radau jų daug, ar ne? Jeigu aš užduočiau jums rask ryškiai mėlyną L raidę, ar ne? Arba raidę ryškiai mėlyną, sakytumėt, taip, radau tik vieną, esančią ten ir ten, ar ne? Mano vėl rask mėlyną raidę, ar ne? Vėlgi labai daug ir klausimas ryškiai ar kokia, ar ne? Ir radau ir bandyčiau skaičiuoti, jeigu mėlyna, tai kokios tos spalvos, nes atrodo, lyg tai visos mėlynos. Tai čia noras ir pasakyti, kokia yra užduotis, ar ne? Kokia yra užduotis. Tai čia vėl mes turim sensorinę informaciją, vizualinę informaciją, bet kokia yra užduotis, koks yra tikslas. Tai nuo to irgi labai stipriai priklauso, kokią informaciją mes matysime. Ne? Čia aš jau sakau, kad rask tamsiai mėlyną L raidę. Ar ne? Tamsiai mėlyną L raidę. Tai galbūt irgi klausimas jums kiltų, tamsios L raidės lyg tai iš čia nėra, yra galbūt tamsesnė T raidė, irgi, na, fokusuotumės su klausimu, kas čia yra labai svarbu. Dar tokie keli faktai, kad maždaug 65% geriau atsimena vizualinę informaciją, 10% geriau atsimena tik tai 10% girdimą informaciją ir apskritai 80% moksleivių geriau atsimena instrukcijas, kurios yra teikiamos žodžiu. 80%. Ir vėlgi rega yra labai greita, vaizdai trunka greičiau negu, pavyzdžiui, girdimoji informacija. Žinoma, kai kurie asmenys galbūt girdimo informaciją geriau atsimena, bet greičiausiai jų aplinkoje ta girdimosios informacijos analizavimo centrai, jie ilgą laiką buvo treniruojami, ar ne? Tai reiškia, galbūt muzikos pagalba, galbūt mažiau tų vaizdinių buvo gaunama ir būtent girdimoji informacija dažniau buvo pateikiama tiems asmenims ir tai buvo tie girdimosios informacijos centrai geriau ištreniruoti, ar ne? Geriau ištreniruoti. Mūsų akis gali užregistruoti, matot, kiek tų vaizdinių pranešimų per valandą, pranešimuose per valandą, vizualinės scenos pojūtis galima įsigyti per tiek sekundžių greičiu, tekstas greičiau vizualinės vaizdo smegenyse apdorojimas negu tekstas, na ir taip. Tai žinoma, kad grafinis vaizdavimas greičiau ir tikslingiau yra suprantamas negu tekstinis vaizdavimas, ar ne? Nes aš turiu tekstą perskaityti ir jį suvokti. Vaizdą aš matau, ar ne? Galbūt neteisingai aš interpretuosiu tą vaizdą, jeigu nebus papildomas informacijos. Bet kaip tekstą aš turiu perskaityti ir tada tik tai suvokti, ar ne? Tai todėl užtrunka suvokimo pats procesas, ką aš ten išgirdau skaitydamas mintise, ar ne? Vėl ką aš matau, mano klausimas būtų paveikslėlėje, ką aš matau? Kažkas sakys bitę, kažkas sakys pienę, gėlę, geltoną, ar ne? Vėl visaip galime interpretuoti. Bet, duodu tokį judantį paveikslėlį ir pirmas klausimas, ką aš matau? Tai greičiausiai judantis objektas bus pamatytas gerokai greičiau negu šiaip visuminis vaizdas, ar ne? Nes judantis objektas pritraukia greičiau dėmesį, ar ne? Judantis objektas pritraukia greičiau dėmesį. Taigi, kad geriau suvoktume informaciją, tai čia mes turime teksto suvokimo dalykus, mes turime mokinių, moksleivių pasiekimus, ar ne, kiek jie gerai suvokia tekstą, vaizdinę informaciją. Čia idėjų organizavimas ir perdavimas, tai vėlgi labai svarbus, ar ne, kaip tos idėjos yra sintezuojamos ir perduodamos. Na ir tie modeliai ir būtent santykiai tarpusavyje.
Vienareikšmiškai geriausiai informaciją mes galime suvokti, geriau mes galime informaciją suvokti, jeigu, pavyzdžiui, bus pateikta infografikė. Matot, informacijos greičiausiai, jeigu tekstinės, tai būtų labai labai daug, bet čia tekstinės informacijos yra mažai, jinai siejama tekstinė su vizualinė ir taip mes, lygtais matydami vaizdą, mes galime suvokti, kiek čia nuperkama yra tam tikrų kažkokio maisto produktų, na ir čia tematika rajoninių savaitgalis, ar ne. Infografikas visiškai kitas, Lietuvos oro uostai, jis gerokai sudėtingesnis, bet jeigu greičiausiai mes rašytume tekstu, tai sudarytų keletą puslapių ir jeigu jį išdidinus dar geriau ir tikrai, jisai lengviau būtų suvoktas ir greičiau suvoktas negu tik tai tekstas. Reiktų atminti tai, kad be vienareikšmiškai vizualinė informacija sukelia tam tikras emocijas. Ir emocijos yra labai svarbios, kad mes tą informaciją geriau suprastume, geriau įsisavintume, arba atvirkščiai, blogiau ją suprastume ir įsisavintume. Taigi, pabandykime vieną iš vizualinės informacijos, pasižiūrėti pavyzdžių. Bus vėlgi video ir vėlgi emocija ir vizualinė informacija. Emocija ir vizualinė informacija. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more. Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Taigi vėlgi, lygtais reklama tam tikros kompanijos, bet vėl lygtais mano noras yra atkreipti dėmesį, kad vizualinė informacija vienareikšmiškai kuria mums tam tikras emocijas, kurios, žinoma, susijusios yra su mūsų galbūt prisiminimais, praeities kažkokiais tai dalykais, o galbūt ir dabarties, ar ne, bet vienareikšmiškai vizualinė informacija yra labai skvarbi ir labai stipres, o galbūt vienareikšmiškai kelia tam tikras emocijas. Ar ne? Tai ką, ačiū šiandieną, susitiksime kitose paskaitose.